Sakykit, kaip pirmosios varžybos, naujoji komanda? Viskas gerai, pergalę turim. Komanda atmosfera gera, treniruojamės, ką žinau. Šiaip, aišku, pirmos rungtynės buvo netokios, ta prasme, galas iš tikrųjų toks nelabai geras, bet tai kai laimi 30 taškų, atsipadavom viskas. O šiaip normaliai viskas. Ar komanda jūs susižaidus, ar jaučiate vienas kitą, kadangi papildė daug žaidėjų? Dar trūksta laiko, aišku, iš pirmų rungtynių svarbu savo pradėti sezoną pergalę. Tas yra svarbu, kas uždimo dar visiško nėra. Gerų momentų yra, bet dar visiško tokio nėra, nes daug žaidėjų, nežinau, mes pirmą kartą čia. Pirmą kartą, kaip būtent pavyko iš čia Klevui prisivilioti? Taip išėjo gyvenime, kad čia atvažiavo viskas. Nes, kaip dėl to iš tikrųjų nenorėjau lygti, nes ir gerų pasiūlymų turėjau, čia taip, ir draugai paskambino, paklausė, norėtum čia taip viskas surauti ir nusprendžiau čia važiuoti. Ir ar kol kas patenkintas, viskas gerai? Jo, viskas yra normai. O komandos tikslai sulaukė komanda didelio pastiprinimo? Ne, komandos tikslas laimėti, aš manau, kad kiekvienos komandos tikslas yra laimėti. Bet tai su tokia sutikimu aš nežinau. Turėtum iš tikrųjų, nežinau, finalį turėtum lošti, jeigu nelošim, tai kažkas tada atsitiks. Pauliau, kokį įspūdį paliko pirmosios sezono varžybos varžovai? Šiaip gerai, aišku. Aukštas, ta prasme, LKL lošės visą aukštam lygiu, jie vis tiek žaidžia, stengiasi sunku, aišku, nėra lengvas visais, tenka kovoti. Ar varžovai pakankamai silpni, ar jiems visą gal nesisekė? Negaliu pasakyti, kad pakankamai silpni, gal nepasisekė. Aš iš tikrųjų, kai nežaidė šią, tai negaliu vertinti tų komandų, stiprios, silpnos. Šiandien laimėjom, rytoj gal vėl nežinau. Pauliau, ar pirmą kartą užsienyje žaidė? Ta prasme, kad ir mūsų taip, pirmą. Neskaitant turnyrą, kai būtų išvažiavim su komandom. Kaip sulaukiai pasiūlymą, ar gali papasakoti? Ir ar lengvai priėmė? Ne, taip pat draugas irgi paskambino. Po kol kas gerų pasiūlymų Lietuvoje nebuvo, tai galvoju pabandysiu. Aišku, iš karto neatlikau. Dar buvo svarstymų, bet taip gavosi, kad čia žaidžiu. Ar ketini čia visą sezoną likti ir sulaukęs galbūt geresnio, pelningesnio pasiūlymo išvykti kitur? Planuosi po kol kas, visą sezoną bandysime. Žiūrėsim, kaip ateity bus. Komandai šiandien nepasisekė, pralaimėjo pakankamai didelių skirtumų, tačiau ar įžvelgė kažką komandoje gero? Nežinau, iš tų varžybų gal kažką gero, gal gera pamoka, kaip sakiau, reality check, kur esame. Tad reiškia, reikia stiprintis ir dar kviesti žaidėjų ir žiūrėti geresnių žaidėjų. Žinoma, žaidėte tikriausiai su būsima šio sezono viena iš lyderių. Tačiau ar tikėjotės tokio rezultato? Ne, tai galvojau, kad bus geriau. Bet pamatėm, kaip yra, žiūrėsim, stengsimės, dirbsime daugiau. Reikia daug daugiau dirbti. Ir kad prisijungtų kiti žaidėjai, kai vyks treniruotės, ir paaiškinti. Nepasisekė. Pavėtės treniruotės, susižaidė centras mūsų čiurną, Vytis pirmam kėlinį čiurną įsisuko, tai belikom be aukštesnių žaidėjų. Užsiminėte apie pastiprinimą, kokių žaidėjų ieškosite? Nežinau, pažiūrėsim, reikia žiūrėti ir toliau dirbti ant to.